Tai mūsų stebimame lauke meva žieminių kviečių veislės kviečiai pasėta rugsėjo 15 dieną, priešsėlis žirniai, taikyta beriminė žemdirbystė. Šiuo metu augalų išsivystymo tarpsnis yra bamblėjimo pradžia, tai yra pagal BBCH skalę apie 31-32 tarpsnis. Ir nustačius tikslo augimo tarpsnį, šiuo metu jau reikėtų parinkti augimo reguliatorių atitinkamai purkšti. Šiame lauke ūkininkas augimo reguliatoriaus dar nenaudojo ir neplanuoja naudoti, nes pasėlis iš tikrųjų nėra per tankus, veislė nelinkusi išgulti ir dėl to jisai apsisprendęs augimo reguliatoriaus nenaudoti. Bamblėjimo pradžioje pradeda plisti įvairios ligos ir tada reikia naudoti fungicidą, apsaugantį nuo pašaknio ligų, septariozės, dryžligės. Šiame lauke šiuo metu fungicidų poreikio kaip ir nėra. Septariozės užkratas matomas tik tai ant apatinių senų lapų. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pagal meteorologinės stotelės duomenis balandžio pabaigoje buvo susidarę palankios sąlygos septariozei plisti. Ir reikėtų lauką stebėti, nes užkratas, kai patenka ant augalo, ligos požymiai išryškėja po 14-28 dienų. Todėl reikia stebėti lauką, ar septariozė neišplis toliau ir fungicidą reikia naudoti atitinkamai žiūrint į oro sąlygas. Jeigu skleidžiantis paskutiniam lapui bus orai lietingi, tai fungicidą reikėtų naudoti nedelsint, bet jeigu įsivyraus sausi be lietaus orai, tai tada fungicido naudojimą galima atidėti ir iki plaukiojimo tarpsnio. Taip pat viena iš aktualių ligų yra miltligė. Šiame lauke šios ligos nesimato, tačiau jeigu ūkininko laukas yra tankus, gausiai patręštas azotu, tai yra iš tikrųjų labai gera terpė miltligiai plisti. Ir jei palankios sąlygos yra šilti apie 20 laipsnių orai, lietinga ir vėjuota. Ir jeigu pastebėjote miltligos pirmosius požymius, tai reikėtų naudoti fungicidą, kuris tik apsaugo nuo ligos, turi apsauginį poveikį, bet jeigu bamblėjimo pradžioje augalai pažeista, daugiau kaip 50% augalų pažeista, tada jau reikėtų naudoti fungicidą, kuris jau turi gydomąjį poveikį. Ir jeigu laukas yra pažeistas keleto ligų, tai reikėtų fungicidą rinktis tokį, kuris būtų tinkamas nuo tuo laiku plintančių ligų. Ir kenkėjų šitam lauke irgi nepastebėta. Ir rekomenduoju visada pasėlį pirmiausia įvertinti ir tada rinktis augalų apsaugos produktus ir rinktis tik registruotus, atsižvelgti į rekomenduojamą normą, taip pat į augimo tarpsnį ir į mišinių sudarimą. Mūsų stebimame lauke yra pastatyta meteorologinė stotelė, kur konkrečiai teritorijai nustatytus aplinkos parametrus jis susieja su ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliais. Ir tai leidžia prognozuoti kenksmingų organizmų plitimo riziką, dar jiems nepadarius žalos. Mūsų laukas yra pasėtas apie rugpjūčio 17 dieną, priešsėlis vasariniai miežiai, taikyta taip pat beriminė žemdirbystė. Remiantis ankstesnių dinaminių stebėjimų duomenimis, viena didžiausių problemų žieminių rapsų lauke visada būdavo rapsinis žiedinukas. Ir ankstesniais metais jis visada stipriai viršydavo žalingumo ribą, kuri botanizacijos tarpsniu yra 3-4 vabalai ant augalo. Šiais metais tokios problemos nebuvo, rapsinių žiedinukų buvo, bet jie neviršijo žalingumo ribos. Jiems vystytis buvo nepalankūs orai, buvo vėsu, vėjuota ir kažkaip didelės žalos jie nepadarė. Tačiau ūkininkas profilaktiškai purkšdamas mikroelementais taip pat panaudojo insekticidą nuo rapsinių žiedinukų. Ir reikėtų paminėti, kad ūkininkai, kurie purškia nuo kenkėjų laukus profilaktiškai nepasiekus žalingumo ribos, iš tikrųjų didina rezistentiškumo problemą, o kad ją mažinti, tai tiesiog reikėtų laikytis integruotos augalų apsaugos taisyklių, rekomendacijų, reikėtų
lauką purkšti ne tada, kai yra vienas kitas kenkėjas, bet tiesiog įvertinti visą pasėlį ir purkšti tada, kai yra žalingumo riba. Nenaudoti tos pačios klasės insekticidų, jeigu yra poreikis naudoti antrą kartą, nemažinti normų ir taip mes iš tikrųjų tą rezistentiškumo problemą mažinsim. Ligų šiame lauke taip pat nėra pastebėta, kas ankstesniais metais tokiu laiku bent jau būdavo visada ant apatinių lapų netikroji miltligė. Šiuo laiku net jos nesimato, todėl kažkokių didelių problemų dabar tikrai nėra, bet reikėtų atkreipti dėmesį, kad rapsas pradės žydėti. Ir žydėjimo metu yra didelė tikimybė užsikrėsti sklerotiniu puviniu. Krentant žiedlapiam, kai jie patenka į lapų prisegimo vietą, ten susidaro palankios sąlygos užkratų ir tada liga plinta, o fungicidai yra veiksmingi nuo šios lygos tik užsikrėtimo metu. Šiuo metu mūsų tarnyba pradės vykdyti stebėjimus ir vasarinių rapsų laukuose. Biržuose vasarinių rapsų siejama šiais metais iš tikrųjų labai mažai, bet dauguma ūkininkų jau pasisėja, keletas sėja šiuo metu, šiom dienom. Ir vasariniuose rapsuose reikėtų labai atkreipti dėmesį į spragės, nes iš pernai metų patirties žinom, kad uždraudus insekticidinį beicą spragės pridarė iš tikrųjų labai daug žalos, o jos pačios žalingiausios yra labiausiai kenkia dygimo metu ir iki lapų formavimisi tarpsnio pradžios. Todėl dygstant rapsam labai reikia atkreipti dėmesį į spragės. Šiuo metu žieminiai rapsai yra pagal BBCH skalę 62 tarpsnių, tai yra žydė apie 20% augalų. Ir labai svarbu paminėti, kad žydinčių augalų dieną purkšti negalima. Ir prieš purškiant žydinčius augalus prieš 2 dienas reikia apie tai pranešti per pasėlių informacinę sistemą.